Želvoje gyvenantis Saulius Lukšas supyko. Žmona Astra jau kelios savaitės gyvena ne kartu. Jis su 3 vaikais pabėgo į netoli esantį Karališkių kaimą. Vieną vakarą Astra Lukšienė sodybos kieme rado traktoriumi pervažiuotus savo žigulius. Mes išėjom bulvių kast pas kaimynus ir ką. Grįžom vakarė 6 valandą ir kažkur tai buvo tamsu jau buvo. Čia stoju mašiną, man tai nenustebau net. Aš nerealizuot, aš supranti, aš negaliu paaiškinti. Bet traktorių jūs vairuojat? Taip, aš viską vairuoju. O kur tie žiguliai? Kokie, kur suvažinėjau? Tenai, Karališkėse. O tai ką man jų važiavo? Iš piktumo, iš nervų. Aš suprantu, man nervų neatlaikė. Aš iš piktumo, suprantu. Aš kai žmogus piktas, iš nervų paėmiau ir užvažiavau. Jinai pavydi mano traktorių. Žmona pavydi traktorių? Taip, nes aš myliu jį. Aš gimiau traktorių ir aš užaugau traktorių. Šį kartą aplankyti žmonos vyras susiruošė be traktoriaus. Žmona gyvena ten kažkur tai džiunglėse, Karališkėse. Dovanų nupirko 3 čiupačiupsus. Čia va, visiems 3 vaikams saldainį. Aš nupirkau. Bet nei meilus apsikabinimas, nei čiupačiupsai nepadėjo. Moteriškė tebe prisimena vyro kumščius, pervažiuotą traktoriumi automobilį. Be to, Karališkių kaime jis surado savo laimę. Aš tikrai sutikau savo antrąją pusę. Net negražu, kai sugyventiniu vadina. Ir dabar jau kiek laiko jūs čia kartu gyvena? 2 savaitės, 3. Oi, tai dar mažai laisvės. Bet kiek pažįsta, jau 3 mėnesius. Tai man užtenka. O jisai nevedęs? Ne. Ir už mane dar metais jaunesnis. Tai jam būsit pirma žmona? Taip. Įžymus klasikas yra pasakęs, visos laimingos šeimos panašios viena į kitą. Kiekviena nelaiminga šeima yra nelaiminga savaip. Jūs mylit labai žmoną? Taip. Ir jinai, dabar jinai, aš tą mašiną suvažinėjau, aš ją priimu, čia viską, aš prispažįstu. Mes paprasčiausiai visai skirtingi žmonės, netinkami vienas kitam. Nesupranti, 2 kartus su traktoriu užvažiavau. Taip. Iš piktumo, iš nervų. Jauna tekiau 20 metų, per jauna. Dabar jau 25. Daug ką žinau, ko anksčiau nežinau. Vis tik vienus traktorius ir myli, daugiau nieką žmonių nemyli. Aš kaip darbo žmogus. Aš žemę myliu. O jūs įsivaizduojat, kai žemė išorė ir koks jos kvapas. Ar jaučiat, koks jos kvapas? Ką? Ne. O tu, Algi, supykęs ir girtas savo Citroenu nepervažiuotum per mano Mersą? Niekada. Nebent prieš tai apsilankyčiau Amsterdame ir užvalgyčiau grybų.